Taip, tai sveiki visi. Galbūt mane tekę jau matyti. Turim dar su kolega vieną bendrą kanalą, vadinasi Biznieriai. Mes dokumentuojame ir keliame visą eigą, kaip kūrėme verslus, kaip bandome uždirbti papildomų pinigų e-komercijos pagalba ir tiesiog internetu vystome dar kelis papildomai projektus ir tiesiog dokumentuojame viską ir keliame į viešumą. Tai vad, kad vėliau jau būtų galima iš to pasijuokti, galbūt ir iš kažko ir pasimokyti, bei pamokyti jūs. Bet aš šiek tiek nusprendžiau sukurti savo asmeninį kanalą, kuriame kelsiu ir dalinsiuos įžvalgomis apie e-komerciją ir tam tikrus mano priimtus sprendimus, kodėl būtent atlikus vienokius ar kitokius sprendimus ir dalykus, mes gauname daugiau pardavimų. Dabar kalbu konkrečiai apie e-komerciją ir šiandienos tema turbūt jau matėte yra užrašyta, tai kaip dropshippingu galima praskeilinti, padaryti papildomai daugiau pardavimų. Tiesiog atlikdami vieną veiksmą. Tai štai šitas video galbūt galioja tiems, kurie jau yra susipažinę su dropshippingu, ir yra bent kažkiek jų kabinę. Tai ir bando padidinti pardavimus, galbūt jau yra pradėjęs, tiesiog nesulaukia tų pakankamai pardavimų, arba viskas labai lėtai rituliuojasi. Tai šiandieną pateiksiu keletą pavyzdžių, būtent to vieno punkto, ką reikėtų atlikti, kad gautumėte tų pardavimų daugiau, arba juos prabūstintumėte. Iš tikrųjų, teko daug pasižiūrėti pavyzdžių, kaip žmonės sukuria dropshippingo metodų važiuojamą parduotuvę, tiesiog padaro visur tą pačią klaidą. Tai kad nekalbėčiau nieku, galiu iš karto parodyti mano rezultatus, ką aš tokio būna padarau, kad pasijaučia tie rezultatai. Tai sakykime, paimkime 7 dienas, nes prieš savaitę teko atlikti tam tikrus pakeitimus, gal net ne prieš savaitę, daugiau. Šuoliai buvo. Aš berods štai šitoje vietoje. Tai realiai beveik prieš mėnesį laiko, jeigu mes paimkime 90 dienų paskutinių, tai grafika atrodo, analizas visas atrodo štai taip. Tai būtent ties šitų punktų teko atlikti ir eksperimentuoti naujus dalykus, ir kaip matote, mes tu gauname šiek tiek tokio būsto į augimo, tiek pardavimo, tiek sessionų. Galėsiu parodyti netgi orderius, orderiai, jie visą laik banguoja. Tai kame ir reikalas, apskritai kaip eina kalba apie dropshippingą Lietuvoje, sakykime, jeigu mes kalbam apie Lietuvos regioną, čia yra viskas kiek sudėtingiau. Taip, galima iš to užauginti, viskas yra ok, ir šitos bangelės, kurias matote, tai čia yra, čia yra dažniausias pasitaikantis reikalas, tiesiog reikia pastoviai dirbti. Tai jeigu nežinau, arba jūs patys reklamuojate, ir tikiuosi, kad patys reklamuojatės per Facebooką, tai keliat kontentą, tai tas yra būtinybė palaikyti pastovų kontento srautą. Tai yra pastoviai ant to dirbti. Sukurt parduotuvę, suras prekės yra elementariausia. Tai kiti pagrindiniai dalykai yra turėti gerą tikėją, kuris tikrai greitai siunčia prekės, yra patikimas, kitas tai yra pastoviai varyti ant kontento. Tai apie kurį dalyką šiandien konkrečiai kalbėsiu, tai apie pasiūlymus. Kad ir kokią jūs turėtumėte gražią parduotuvę, kad ir kokia tai būtų gera prekė, žmonės vis tiek gali nepirkti ir nepirks. Kodėl? Dėl to, kad, jeigu, sakykime, pasirenkate konkrečiai, sakykime, kaip pavyzdį, sportinių prekių nišinę parduotuvę. Pasirenkate čia važiuoti, randate produktus, ok, susimportuojate, susikūrate gražų landingą, tai yra shopą, turite shopą, viskas yra ok, su to idealiai ledas tiesiog parduotuvė. Bet kodėl, uždėkit savo klausimą, kodėl turėtų pirkti būtent iš jūsų? Juk yra aplinkui daug tų parduotuvių. Tai aš kaip pavyzdį negaliu užeiti, sakykime, noriu sportinio tamprio, kas yra, paklausiausia prekė turbūt tarp moterų, tarp sportinių prekių. Tai sportinės tamprės ir galite matyti, jog tų tamprių pasirinkimų, Sportlandas, Fit for You kažkoks, Tuki kažkoks, About You, About You, Sportlandas, MyProteinas, irgi Zolando, Pigų LT. Tai žmonės, jeigu jiems tikrai reikia, galite nueiti ir nusipirkti pigiau, nes faktas, kad ten gaus pigesnė kainos pasiūlymus, negu iš jūsų perkant. Tai koks tada reikalas jiems pirkti iš svetainės, kurioje, jie mato pirmą kartą
Ir kodėl nusipirk iš jūsų? Jie gali nueiti į MyProtein, pigų LT, nusipirk pigiau ir jie žino, kad ten jau yra sukaupta klientų bazė, atsiliepimai surinkti, yra patikimumas, sportininkai tarpusavį kalbasi, dalinasi tais dalykais, tai jie žino, kas yra MyProteinas ir tikrai iš ten perka, nes jiems žino, kad atkeliaus ta prekė, bus saugu. Na ir jeigu kažkas parekomendavo ir patiko kitos panelės tamprės draugės, tai jinai irgi jas nusipirks, nes žodžio marketingas yra vienas galingiausių šiai dienai. Tai va, tai kodėlgi turėtų pirkti iš jūsų? Tai reikia susidėlioti, pasižiūrėti ir pasiskaičiuoti savo visus finansus. Tai yra labai svarbu kažkokį turėti Exceliuką, kur tiesiog susirašote savo visas prekių savikainas gaunančias. Jau konkreti kaina, kas jums kainuoja su jau produkto ir siuntimu iki bent kažkokio Lietuvos taško, turėti tą vieną kainą, turėti tam tikrus dėt antkainį, ir antkainių tų parduotuvėje yra tam tikra kaina. Tai reikėtų mokėti pasiskaičiuoti, ką jūs galite su tuo antkainiu daryti ir kiek jūs turite to flexo. Tai čia turbūt net pirmas dalykas, apie kurį reikėtų daryti, bent kažką kuriant, kažkokią dropshippingo, sakykime, parduotuvę, jeigu norite į tą pusę pradėti. Tai labai svarbu tai yra pasidaryti skaičiavimą. Ir aš parodysiu to jau, užsidėsiu POV kamerikę, einu prie magnetinės lentos, kad jums būtų aiškiau, pabraižysiu, nes paišyti su klaviatūra, su mouse trackpadu, tai tikrai nesąmonė. Tai to jau sugrįšiu. Na va, esu prie magnetinės lentos, dabar pakalbėkime apie pasiūlymus. Ir turbūt įkelsime to jau nebeužilgo į mūsų biznierių kanalą video, kaip mes sukūrėme per 5 dienas dropshippingo parduotuvę ir gavome pirmą pardavimą ir įrodėme, kad nėra laiko švaistyti savo gyvenimo mėnesius ir bandyti dėlioti, kai galima tai padaryti per 5 dienas. Tai kalbėsiu apie būtent tos pasiūlymus. Tai sakykime, mes turėjome mintį sukurti tam sportinių nišinę parduotuvę, sportinių daiktų ir pasirinkome kaip bestsellerį sportinės tamprės moteriams. Tai kaip ir kalbėjau prieš tai, kodėl būtent turėtų pirkti iš jūsų. Tai turėtų pasižiūrėti, kokius pasiūlymus teikia jūsų konkurentai. Pirmas dalykas, mes ką sugalvojame, nusistatėme, kad mūsų prekė kainuos 45 eurai. Vienas vienetas gal, kad būtų aiškiau. Tai 45 eurai. Perkant vienas. Kodėl būtent tokia kaina? Jeigu užeitumėte į kokią nors kitą sportinį prekių parduotuvę, pasižiūrėtumėte, kad plius minus prekių kainos yra vienodos. Man tikrai žinomų Slimwearas turi netgi ir brangesnis kainas. Tai vienetas 45 eurai. Paskaičiavome, kad mes 2 timpas galime parduoti už 79 eurus, o 3 vienetus tamprių už 69. Kažkas keisto, tiesa? Tai būtent mes tai ir padarėme. Toj prieisiu prie šitos, manau jau, kaip ir iš pačių skaičių, aiški labai ta tokia psichologija, bet dabar papasakosiu labiau apie kas yra už to kadro šitų kainų. Tai mes paskaičiavome, dabar nepykit, nebūsiu labai tikslus kainomis, bet gaunasi, kad su nukritusiu baksu mums tamprių kaina savikaina apie 11 eurų, 2 tai 22 ir ten gaunasi, ten šiek tiek tas siuntimas jau tada brangsta, tai gaunasi tada 3 tamprės 34, 3 eurai, tegul būna 34. Tai atkreipkite dėmesį, kad mes bet kokiu atveju turime labai didelę maržą, iš kurios galime flexinti ir bandyti uždirbti daugiau pinigų. Kai pasiskaičiuojate, kad nuo vienų parduotų tamprių mes gauname 34 eurus pelno, nuo šito pasiūlymo gauname 57, o iš šito gauname 35. Taip, aišku, mūsų naudą šitas pasiūlymas yra pats geriausias, ne dviejas parduoti. Bet žinoma, kliento atžvilgiu, jam yra no-braineris pirkti 3 tamprės. Galbūt mato, vienetas 45 eurai, kodėlgi aš iš kitų negalėčiau pirkti, bet pasižiūri, kad bet kaip ir neblogai, bet jeigu pasižiūrėtume į 3 tamprės, gaunasi labai kvaila kaina. Kaip taip gali gautis, kad 2 perku už brangiau negu pirkdama 3? Tai iš karto suprantat panelių psichologiją pirkiminę, kad norisi už kuo geresnę kainą pirko daugiau. Aišku, čia ne visų, bet yra tam tikra didžioji auditorijos segmentų dalis, kurios taip masto. Tai yra čia mūsų potencialūs pirkėjai, kaip vadinu. Tai būtent šitas mums ir prasidavė iš pirmo karto. Tai mes tik leidome reklamas
24 valandas ir per tą laiką mes gavome 0 pardavimų. Mes sukūrėme vizualą su dirbtiniu intelektu, netgi nedarėm jokių profesionalių nuotraukų. Mes per valandą sugeneravome apie 5 geras nuotraukos, išdirbom su promptinom, paleidome reklamą ir po 2 valandų gavome pirmą pardavimą. Tai ant kiek tai yra insane. Kiek atneša naudos būtent tas vienas išgalvotas, sukonstruotas pasiūlymas, kurio rinkoje kaip ir nieks netikė. Jūs būtent tai galite panaudoti. Tai tokia ta psichologija, grįžtam atgal prie kompiuterio. Tai va, grįžau vėl čianais prie kompiuterio, dar taip pat parodysiu tą parduotuvę, apie kurią buvo šneka dėl sportinių prekių. Ir kad nemeluosiu, įrodysiu, jog prieš keletą dienų mes gavome tą pirmą orderį už 69 eurus tą pasiūlymą. 3 stambrės užsisakė. Na, visa ta psichologija slypi čianais, tame pasiūlyme, taip pat ir toje kitoje parduotuvėje, kurią buvau įjungęs. Čia šitoj bent jau aš pritaikiau tokį šiek kitokį metodą, kaip tos pardavimus gal padidinti, nes mes pradėjome biškį straglinti. Padariau taip, kad perkant vieną daiktą, antrą gaunu nemokamai. Kodėl mums tai apsimokėjo? Dėl to, kad antras daiktas iš tikrųjų turi vertę. Aš tiesiog nenoriu kalbėti apie tai, nes tai yra tiesiog biškį konfidenciali informacija, nes šita parduotuvė tikrai važiuoja neblogai ir renka neblogus pardavimus, dėl to tai yra dar užslaptinta informacija. Perkant tam tikrą daiktą, žmogus gauna nemokamai. Iš karto. Pradžiai buvo pasirinkimas tarp 2, bet kadangi vienas jų užsipardavėme ir vietoj jau nebeturėjome, tai kas liko, palikome, kaip sakoma, pirki vieną, kitą gaunu iš karto nemokamai. Ir to produkto vertė svetainėje yra atvaizduojama tikrai nemaža, apie 20 eurų. Ir žmogus gauna nemokamai pirkdamas. Tai jisai iš karto, kaip sakant, gauna natūralių upselų, perka ir konversijos didėja. Tikiuosi, aiškiai suprantama kalbu. Ir o mums 20 eurų vertės daiktas, kurį pridame, kainuoja visų labo 2,5 eurų. Tai tikrai apsimoka. Tai kaip ir sakau, bandykite ieškoti, ką galite pasiūlyti žmogui, kad apsimokėtų jums, aišku, labiausiai ir kad žmogui tiesiog būtų no-braineris pirkti tai. Turbūt yra svarbiausias, ką galima akcentuoti, norint biškį prabūsinti pardavimus į priekį. Iš mano pusės, ką aš galėčiau parekomenduoti, tai naudokite mūsų lietuvių Kaching appsą. Aš bent jau asmeniškai nemoku rašyti, kur mūsų appsai. Kaching Bundles, štai šitas appsas, nerodysiu, kas ten pas mane yra dabar priburta, bet matėte turbūt, kaip jis atrodė, tai, gerai, dar kartą jungsiu. Štai, install apps, Kaching Bundles. Tai galite šiaip ir tų kitų pasižiūrėti jų programėlių, tikrai yra neblogų, galima išnaudoti jas, tikrai atneša naudos. Tai būtent šią programėlę aš naudoju tos upselus pasidaryti, patogu ganėtinai ir interfejsas geras. Tai turbūt šiandieną tiek, kitam video dalinsiu dar kitais patarimais, bet šitas iš tikrųjų yra, ganėtinai tikrai geras ir turi daug naudos, dėl to, kad daug žmonių pradeda labai panikuoti, mato, sukuria, neparsiduoda, pradeda su galva, kur nereikia, dirbti prie kažkokių vizualų. Supraskite, jūs sukuriat parduotuvę, kuri neturi jokios istorijos, neturi jokio pardavimo. Aišku, čia yra dar tam tikri kiti niuansai, kaip tai išspręsti, tai yra galima tus dalykus apeiti, kad sukurti bent jau laikinam tą atsiliepimo sekciją, tai kad šiek tiek būtų to patikimumo perkant iš jūsų pirmą kartą, nes girdi, tokį brandą pirmą kartą. Nesvarbu, kad ir ką be pardavinėtumėte, ar tai būtų tamprės, ar tai būtų akmenys, smalkos, pirties reikmenys, nesvarbu. Čia pažiūrėti reikia konkurentus, ką jie siūlo, ir pamėginti juos apeiti. Tai yra pasiūlyti geresnį pasiūlymą. Tai čia yra tas bombinis dalykas. Pats jį taikau savo kitose versluose, nes kaip tik turiu ne tik e-komercijos kelis projektus su kolega, taip pat turiu aš asmeniškai ir verslą, kuris reikalauja mano dalyvavimo fiziškai, esu šiek tiek priklausomas nuo vietos to verslo. Tai taip pat iš tikrųjų nemeluosiu, prieš pusę metų pradėjau tai taikyti ir, tokie, nebūtinai aš užsiminėjau ne pardavimais, o paslaugų tikimo, bet paslaugų tikimo sferas taip pat galima tą pačią psichologiją pritaikyti ir jinai puikiai veikia. Svarbu tik mokėti kalbėti su klientais, palaikyti tam tikrą toną ir, čia yra kitokie niuansai, kuriuos galite atrasti ir paskaityti knygose apie verslumą, pasižiūrėti YouTube video, tikrai video medžiagos yra ten apstu ir
galite išsikaulyti ir tą naudoti iš tikrųjų, kad ir visur. Tai va, tai šiandieną tiek. Ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, ne nuobodžiai viską papasakojau ir pasimatysime kitame video. Manau, toliau gilinsimės, ką galima ir kaip pritaikyti e-komercijos e-shopų sprendimams, kad galėtų pabūkstinti jūsų pardavimus, sulauktumėte daugiau pardavimų, daug didesnio srauto, didesnių konversijų. Ir ką? Tai iš mane šiandien tiek. Ate.